jei neturi bent menkiausio parduodančių istorijų sąrašo savo užrašinėje, neskambink savo klientams, nes tu neturi ko jiems pasakyti. Taip nutiko ir man 2012 pavasarį. Šią istoriją pavadinau 1001 skambutis, leisk ją pakviesti ir tave. Prisimenu, kaip šiandien pradėjau mokymo akademijos verslą, išsiunčiau pirmuosius prisistatymo laiškus klientams ir natūralu, kitas žingsnis, proaktyvus ėjimas, tai yra pardavimas skambučiai klientams, kuo aš užsiimu, kokią vertę kuriu, kuo gyvenu. Ir pamenu, kaip šiandien susidėliojau didžiausių gamybinių įmonių sąrašą Šiauliuose, tuo metu gyvenau Šiauliuose ir pradėjau skambinti. Surinkau numerį vienos didelės gamybinės įmonės, laukiu sujungimo, išgirstu ragelyje, įmonės pavadinimas, vardas ir sako, klausau jūsų. Aš taip, sakau, žvaliai prisistatau, labas rytas, šypsodamasis į ragelį, išgirstu irgi pasisveikinimą ir sakau, mano vardas Gintaras, aš skambinu iš mokymų įmonės, mokymo akademiją ir skambinu jums dėl mokymų. Norėčiau sužinoti, kas pas jūs atsakingas už mokymus. Stoja pauzė ir netikėtai išgirstu. Mes esame mokyti, ačiū. Ir padėjo ragelį. Pypt, pypt, pypt. Šaltas dušas. Ką dariau toliau, aišku, pakvėpavau, atsidariau langą, pasivaikščiojau, gurkštelėjau arbatos ir ėmiausi kitų skambučių, tęsiau skambučius toliau. Tačiau kiek vėliau mano gyvenime, neatsitiktinai turbūt atsirado viena knyga mano rankose, tai pardavimų psichologija, kuri pakeitė mano požiūrį į skambučio planą, tai yra kokios yra galimybės prieiti prie kliento, yra 3 prieimo variantai, nes dėl kad. Ir tas dėl ilguose ieškojimuose man gerokai palengvino tiek pačią psichologinę naštą skambinti, tiek gerą jausmą skambinimo metu. Suradau konstruktą, kaip tą padaryti. Kiek vėliau susiformavo naujas mano požiūris, kad pardavimo skambutis tai dovana klientams, nes apie šaltus skambučius aš jau nebekalbu, jie mirė mano supratimu. Suvokiau tai, kad parduodančios istorijos, kurių praktikas esu Lietuvoje, laikau save istorijų pardavėjų ir storytellingo pradininku, sukūriau tokį storytellingo trikampį skambutyje, kaip sukurti emocinį ryšį su klientu ir suvokiau, kad vienu skambučiu net 3 dovanas galima padovanoti klientui. Susidėlioju pirmąsias savo 15 sekundžių, jos yra paruoštos ar paruoštos tavo 15 pirmųjų sekundžių. Tad šio video niekur tavęs nekviečiu, nors po juo gali rasti nuorodą apie sukurtą mokymų programą plačiau, ją pavadinau neparduodantis skambutis. Tačiau kviečiu tave prisiminti vieną žinutę, kad pardavimo skambutis tai dovana klientui.